Dėkui, ponia pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti, kad šitas reguliavimas yra teikiamas tekstas, yra kompromisas, kuris yra pasiektas sudėtingose dėrybose tarp tarybos, komisijos ir parlamento. Tačiau rezultatas yra teigiamas ir aš norėčiau padėkoti tarybos atstovui, ponui Trinkai, ir komisijos atstovam už gerą bendradarbiavimą ir taip pat norėčiau padėkoti ekonomikos komiteto darbuotojams, kurie padėjo paruošti šį dokumentą. O jis ir atsakys į tos klausimus, kuriuos iškėlė ponas Lundgrenas, tai yra jis padės sustiprinti euro visą erdvę, todėl kad bus sustiprinta atsiskaitimų mokėjimais eurais tvarka ir kas mane labai džiugina, kaip ne euro šalies atstovė, kad šis reglamentas gali būti taikomas, jeigu ne eurozono šalis narės norės, ir mokėjimams nacionalinę valiutą. Lietuvoje tai būtų litais. Dabar mūsų šalise kol kas dar kainos mokėjimais tarp šalių ir vidaus mokėjimais nacionalinė valiuta skiriasi. Na, tai iš dalies nulemta tuo, kad mes nesame eurozonos narė, šalis narė. Manau, kad pirmas žingsnis ir vienas iš žingsnių į eurozoną būtų tai, kad mes pradėtume šį principą, ne eurozonos šalis narės, taikyti ir nacionaliniams valiutoms. Kitas svarbus dalykas yra, kad šio reglamento dėl mokėjimų tarp šalių įdiegimas atveria kelią modernizuoti Europos bankinį sektorių. Todėl, kad bankai turi 3 metų pereinamą laikotarpį paruošti naują verslo modelį, kuris atsiskaitimus padarytų efektyvesniais. Tai yra labai svarbu, mes labai dažnai kalbame apie inovacijas, naujas iniciatyvas, modernizavimą. Šitas dokumentas kaip tik visą tam ir sudaro sąlygas. Dėkui.